Šiandien turėjome gyvą vykdomojo komiteto susitikimą, kuriame patvirtinome 25 metų biudžetą veiklos, kuriam pritarė vienbalsiai visi vykdomo komiteto nariai. Džiaugiuosi, kad prie biudžeto buvo patvirtintas ir meistriškumo elito centro kriterijai ir planas, kuris leis sportininkams, treneriams vykdyti savo stovyklas, varžybas, kurios yra metinės mūsų svarbiausios. Buvo patvirtinti visų Lietuvos nacionalinio čempionato nuostatai, Baltijos šalių čempionato atranka. Taip pat patvirtintas biudžetas meistriškumo centrų veiklai vykdyti sausio-kovo mėnesiams. Balandžio mėnesį bus peržiūrimi pasiekimai sportininkų ir pagal tai bus suskirstytos lėšos sekančiam mėnesiam iki 25 metų pabaigos. Taip pat patvirtinti trenerių darbo užmokesčiai. Labai svarbus klausimas, kad pasitvirtiname biudžetą meistriškumo centrų vykdymo veiklai užtikrinti 13-18 metų sportininkams. Mes turime 5 meistriškumo centrus Lietuvoje, kurie vykdo savo veiklą ir siekia aukštų rezultatų. Bet labai svarbus momentas, tai yra pirmą kartą startuojame su priešcentrių programa, kuris startuos nuo balandžio mėnesio. Tai yra mūsų nariams, kurie vykdo veiklą ir iki centrų vykdymo rezultatų nepritempia rezultatais, bet mes juos matome kaip savo šeimos narius ir norime, kad jie įsitrauktų į meistriškumo centrų veiklą, taip ruošdami sportininkus, trenerius ir ateityje šie sportininkai taptų rinktinės nariais. Taip pat labai džiaugiuosi dėl meistriškumo komisijos sudėties patvirtinimo, kur turime daugybę narių, visų susijusių programų dalyvius, kurie prisideda prie mūsų vandens sporto šakų vystymo. Tai šiems nariams turėčiau tikrai padėkoti ir palinkėti sėkmės vykdant ir prisidedant prie programų įvairių dokumentų ruošimo. Tai sklandaus darbo ir visi dokumentai, kuriuos jūs diskutuojate ir mums pateikite vykdomo komitetui tvirtinti, tai yra pagrindinis dokumentas, kurio vadovaujamės.